Na ir dar viena tokia, ką galiu pasakyti, saldainiuką išmėsiu. Labai retas, be galo retas. Nemanau, kad kur nusipirktume tokį. Va, matote kokią spalvelę. Jūs patikėkit, šitas peilis sveria kelis gramus. Žodžiu, dirbate visą dieną ir rankelė net nejaučia, kad turit kažką. Tai žodžiu, vienpusis nuolydis pas jį, vienpusis mano profesionalus galandinimas, tai yra ne visai pilnai vienpusis, tai skaitosi 80/20 pats geriausias. Padarytas dar mikrogalandinimas, pagrindinis yra 12 laipsnių, mikrogalandinimas yra 18 laipsnių, kad tvirčiau laikytų. Bet tai ne tam esmė, šitas peilis yra skirtas vaisiam, daržovėm, kurios turi didelis rūgštis. Sakykime, citrinas, pomidorai, svogūnai, kurie turi rūgštis ir peiliai arba čipinėja, arba rūdyja. Tai va, šitas peilis, jis netinka tarp kaulų kažkur pjaustyti, ten mėsas, žuvį kažkur tarp kaulų. Nu, nelabai, bet iš tikrųjų, kas liečia daržovės, tai peilis nei kvapų sugeria, nieko. Kodėl? Todėl, kad jis yra titano keramika. Tai yra titano lydinys su keramikos dalelėm. Todėl jis yra be galo lengvas. Galandasi gana sunkokai, bet aštrumo pasiekia belę kokį. Net nežinau, pabandyti kažką. Ar turiu kažką tokio servetėlę. Labai aštriai išsigalando, be galo pjauna. Taip su tokiu kandimu, galiu sakyti, jeigu dėsi ant kokio pomidoro, tai jis ten va iš karto. Jokių nebus, kad ten čiuk, jis iš karto. Tai va šitą kosminį peilį galite įsigyti. Net ir čia rašo forever, amžinai. 100 euriukų. Tai nėra dideli pinigai už šitą titano keramikas peilį. Tikrai nėra. Bet jame į ranką ir neįsivaizduoju, kokio lengvumo peilis gali būti. Titano keramika už 100 euriukų gali atitekti jums. Tai sakau dar kartą. Daržovėm, vaisiam, kurie turi daug rūgščių. Jie gali citrinų sultis laikyti ir jam nieko neatsitiks. Tai, žodžiu, tokį išskirtinį peiliuką galite įsigyti. Iki bičiuliai.